Čia kelionės pradžioje nieko daug nefilmavau, nes pirmus 7 km važiavau su draugu. Tad pasišnekučiuodami tiesiog judėjom. Turim pirmą fletą. Važiavom tokiais akmeningais keliukais, žvyrkeliu. Gerai, kad su draugu esu biškį drąsiau jaučiuos. Nu, dar viskas pagal planą. Turėtume čia greit sustvarkyti, kažkur čia skilikė yra. Maža skilikė. To ir tik tebe reikia. Tai čia geras įrodymas, kodėl Google maršrutus visą laiką reikia apžiūrėti. Va čia, va tokio takelių leidaus kokį jau, nežinau, 300 metrų turbūt. O jeigu būčiau varęs va šituo va pagrindiniu keliu, nu tai gal kokį 100 metrų daugiau būtų buvę, bet ką, būčiau tiesiog nusileidęs savo gražiai ir numynęs tikrai greičiau. Nes čia va apkrautas dviratis, čia stengiausi važiuoti ant žolės, negu ant akmenų. Tai jo, visą laiką reikia tikrintis tokius maršrutus. Pasidalinsiu įspūdžiais. Buvo kokia nors 20 km atkarpa. Toje atkarpoje važiavo dviratininkas po dviratininko. Nu, vat realiai, va tokie kaip aš. Apsikrovė, va. Pilna daiktų. Lygiai tokie patys. Tad gera žinot, tai aš ne vienintelis minu. Ir jeigu neklystu, čia kažkur realiai šitoj vietoje ir Lenkijoje, kiek minsiu, ten kaimuose, minsiu Eurovelo maršrutų, toks yra populiarus, sukurtas aplink Europą, man atrodo. Labai populiarus ten pasirinkimas mint. Matęs, kad ten ir nelietuviai mina tikrai. Nu, įdomiai atrodo, pačiam minant. Visą dieną myniau šiandien pasaulį, o dabar pagaliau atsisuko koksai nors šešėlis, iš karto palengvėjo. Iškart geriau, nebeprakaituoju jau kibirais. Neseniai kirtau sieną. Super. Užsidėjau vėliavytę. Jau nebedaug liko iki kempingo. Let's go. Čia pirmoje kelionės dienoje aš suvokiau, kad visiškai neįvertinau tą, kad minsiu su daug svorio. Realiai kokių 15 kilogramų. Nu, bet aš vis tiek toliau laikiau savo užsibrėžto tikslo ir myniau toliau. Dar kas labai vargino šią pirmą dieną, tai yra vėjas iš priešpriešos. Nebuvo stiprus, bet tikrai per visą dieną minant susideda tos jėgos atimtos. Atvykom į pirmą nakvynės vietą. Štai jum kempingas prie Augustovo. Nu, žmonių, oi, tikrai čia yra veiksmo. Bet man netrukdys užmigti numynus tiek. Šiandien numyniau 109. Tai va, palapinė. Viskas gerai. Va. Nu tai rytoj laukia maždaug apie 100 kilometrų. Tai jo, nusimaudžiau. Nu ir
tiek. Ką, išsimiegau gerai šiąnakt. Tai vat atrodo setupas šiandien ryte. Ir judam link Augustovo. Let's go! Kažkaip toliau numynus nuo Augustovo pradėjo jaustis, kad tikrai jau esu gan toliau jau nuo Lietuvos. Mano akinių setupas. Tai lenkiškas numeris parašė, kai dar buvau kempinge apie 9 ryto, dabar yra 1, kad vengti atvirų vietovių, nes šiandien bus didžiuliai lietūs, kruša ir stiprūs vėjai. Va, prašau jums, kur aš esu. Kol kas dar prognozuoju, kad keletą valandų neturėtų būti, tai gal jau spėsiu į kempingą. Vienas iš Lenkijos sliūžų, nežinau kaip ištart. Kaip tokia užtvanka mini. Ši upė vadinasi Bebras. Labai daug čia irkluotojų. Panašu, kad audros debesys kažkaip man praslenka pro šoną. Labai sekasi šiandien šitoj srity. Į šitą miestą atmyniau, kai jau buvo čia nulyja, man kažkaip pasisekė nepatekti lietų. Ir čia iššoviau labai skanų kebabą. Turbūt kai kurie klaustumėt, o kalgi nevažiuoju šituo dviračių taku ar čia pešiųjų, nes va kiek svorio gale. Nusipurdytų visas dviratis gatavai per vieną miesto važiavimą. Labiau apsimoka va keliuku važiuoti mašinų. Eismo didelio labai nėra. Niekam čia netrukdau. Šiaip Lenkų vairuotojai tikrai yra tolerantiški dviratininkams. Tikrai kiekvienų prasilenkimų gražiai pravažiuoja. Tikrai yra tolerantiški, tad jeigu susigalvot stereotipą, kad jie agresyvūs vairuotojai, tai nepasakyčiau. Bent jau kol kas dabar taip manau. O va čia yra tikra dviračių nesvajonė. Oi, kaip čia purtas. Va jum, Lenkų judėjimas sekmadienį vakare. Trolierius atėjo. Ateik. Ateik. Ignoravo. Realiai atvažiavau šitą kempą. Realiai tik atvažiavau ir iš karto pradėjo lyt. Čia taip nestipriai lyja, bet kažkiek lyja. Šis abakyčius lenda prie mano teritorijų. Dabar draugausma su juo šiąnakt. Kur tavo uodega, ką? Dien vakarieniai. Grikiai. Šiandien po pietų gavau galvos skausmą tokį, mažutį. Po to užėjo debesys realiai, po kokių 2, taip
kaip ir atvėso ir viskas praėjo. Tai ir gerai, kad užėjo tie debesys, nes jeigu nebūtų užėję, tai būčiau prakaito maišas. Kitas dalykas, kad realiai vakar ir šiandien visą laiką pas mane buvo vėjas priešinis. Tai labai prisidėjo, tai tiesiog yra energijos eikvojimas žiauriai didelis tiesiog, kad tik prieš vėją išmint. Dar maža to, kad krepšių daug yra pritėta. Nu bet ką, reikia tiesiog toliau judėti. Bet jo, daug energijos išeikvojo tikrai tas priešinis vėjas. Rytoj, kaip ir rodo, jau geresnį vėją. Arba iš šono, arba iš nugaros. Ir rytoj laukia 102 kilo, šiandien numinta 110. Lenkija iš tikrųjų yra ūkininkų kraštas. Kiek važiuoju, ten ir karvės, ir dirbami laukai. Visur tik tais karvės išmatomis paduoda. Iš tikrųjų tai labai ūkiškas kraštas. Ši diena buvo pati vienintelė visoje kelionėje, kai vėją turėjau už nugaros. Realiai greitis buvo apie 10 km/h greitesnis visą dieną. Tik dėl to. Įsimečiau vertėją čia Litva Stara. Reiškia lietuviškai senoji Lietuva. Tai ar aš čia kažko nesuprantu, ar čia kažką reiškia? Įdomiai. Pamirštant vėją, vis tiek šita diena buvo labai karšta, 30+. Čia buvo vienas iš aktyviausių kelių, kurių esu minęs šioje kelionėje. Čia jau reikia išlikti labai dėmesingam ir budriam, visą laiką žiūrėti iš galo, ar duoda kelią ir taip toliau. Tokiuose keliuose pasidaro nejauku, bet geriau negu minti kokių, nežinau, apie 20 km daugiau per žvyrkelius. Tai pasiekiau pusiaukelę, aš lėkiu į Viešbutaną, pailsėsime, ir greit judėsime toliau. Rytą pajudėjau iš Viešbutano, laukia 200 kilų šiandien, padariau poilsio dieną, vieną tiksais, 2 naktys, kojos jaučiasi šviežiai, ir žiūrim, kaip seksis. Bus labai karšta šiandien.
Dabar turim be 12:09 ir man jau karšta. Nežinau, kaip čia bus šiandien. Žiūrėsim. Man atrodo didžiausias miestas, kurį esu aplankęs jau šioje kelionėje. Ieškau kokias nors mini parduotuvėlės vandens nusipirkti. Toliau nuo miesto, kad nenufyrintų dviračių ir krepšių. O čia bordiūrų kiek negerai su daug svorio taip. Bet ką daryti? Eismo čia tikrai vyksta. Va, gal čia reiks įstoti. Per tokius karščius vandens kokių 2 litrų užtenka apie 5 kilų. Nu, labai daug vartojasi, reikia stot į parduotuvę labai dažnai. Bet ką, stoju nieko, pailsiu tuo pačiu. Iki kelto lieka 30 km, ten užkasiu ir bus likę dar 100. Sugalvojau, ant prikolo pabūsiu miesto dalis. Va ten šiukšlianas yra, reikia išmesti šiukšlių keletą. Pereisiu, perėjant prikolą. Patekom į keltą, tai dabar reiškia, kad jau kraštovaizdis visiškai keičiasi. Realiai, va, jau perplaukus šią Vyslą, prasidės tik tai sukėlimas iki Zakopanės jau. Pavyzdžiui, dabar esu apie 100 metrų aukštį virš jūros lygio, o dabar už 100 km planuoju būti jau 300 metrų aukštį. Tad dabar kilsim. Ir dar tą patį reiškia pusiaukelė šiandienos šis keltas. Persikėlus, aš tiesiog šalia kažkur atsisėdau pavalgyti, ko aš ten turėjau. Biškutį pavažiavus man atsirado visiškas energijos stygius. Dėl to sustojau po kaituko pusvalandžiui, miške tiesiog ant žolės. Negaliu pasakyti, kodėl tai buvo, spėju nuo karščio. Tuomet man net nebuvo galvoje pafilmuoti ar pafotkint. Nuvažiavus apie 30 km po Kimaro ir dar vienas siurprizas įvyko, kad pradėjo man vieną kelį skaudėti iš niekur nieko. Niekada mano visoje minimo karjeroje ar sporte niekada tai man nebuvo. Tad čia man liko tikrai siurprizas. Babosai šoviau ir taip gerai mintis pradėjo.
Iki kempo apie 5 kilo. Nu, jeigu matau, kad nedatrauksiu, tai pievose įsikursiu kažkur. Bet aš spėju, kad datrauksiu. Dar 6:30 beveik. Nu, dar kol saulė nusileis turiu 2,5 valandas. Sustojus kebabiniai buvau ištiesęs kojas, skausmas biškį prisislopino, nu tai ir nemačiau prasmės, kodėl turėčiau sustoti. Kokie vaizdeliai atsivėrė. Wow. Parytą, ką tik pajudėjau iš kempo. Kelio skausmo dabar kol kas nesijaučia, tad šiandien minsiu lėtesniu tempu. Bandysiu niekur neskubėt. Planas yra apie 105 km, bet kaip visada, jeigu matysiu, kad nedaeinu, tai kažkur kitur sustosiu. Kažkur minant šioje vietoje, nu, kelio skausmas tiesiog savaime pradingo jau. Dabar tai karštis labai vargina. Bet kas prisideda prie karščio, tai dar priešinis vėjas eilinę dieną iš vis apsunkina kelionę iki maksimumo. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Dabar kylu į kalną. Galiu papasakot, Lenkai nedraugauja su geografija. Šiandien ryte kempingi viena teta sako, "Are you from Romania?" Tai ar tu iš Rumunijos? Sakau, ne. From Lithuania, Litva. Nesuprato. Po to pizzerijoje dėdė sako, "You are from Germany?" Po to iš Vokietijos? Ne, sakau, iš Lietuvos. Po to klausė, ar elektrinis dviratis. Sakau, nu ne elektrinis. Susiėmė už kaktos, liko šokiruotas. Dabar statesnės įkalnės lipu jau. Reikia kelių taupyti. Iš tikrųjų baisu. Reikia prisižiūrėti, nes jeigu po to atsinaujins skausmas ir bus dar stipriau, tai bus negerai. Bet jau nebedaug liko iš vis. Nu ką? Ką tu? Nebijau, Davys, nebijau. Antrą kartą jau kertu Vyslą. Šį kartą tik tais siauresnė žymiai. Buvo tokia kalnų serija, kur pakėlį nusileidi. Kalnų statumai tikrai nelietuviški. Atvažiavau šiandien į didžiulį kemperių spotą, bet kempingas veikia tik tais specialiomis progomis, kai vyksta kažkokios šventės ir taip toliau. Kempingo parkinge prisistačiau, čia nupjauta žolė.
Čia tokios nuokalnės žiaurios. Ta prasme, jeigu pasileidžiu plaukus, per sekundės virš šiam važiuoju. Trūksta vienos mažos klaidelės, vienos kliūties ir iš karto daržovę patapčiau. Reikia tikrai prisisaugoti. Tad visą laiką rankos ant stabdžių nuokalnėse. Vat, atsivėrė vaizdeliai superiniai. Bet kad visų pirma nusileist nuo roller coasterio, reikia pirma užsidirbti. Ojojoj, sukilimai. Ne, nu. Filma. Normaliai jum tiltas, ką? Na ką, pradedu savo haiką. Dabar esu apie 600 metrų aukštyje, o reikės užkilti kilometro aukštį beveik. Minti tai tikrai neminsiu jau, nesąmonė būtų. Tad laukia reikalų. Taip užlipau kalnuotų reljefų. Dabar leidžiuos. Paliečiau stabdžius su pirštais, vos nenudegiau. Nu dabar biškį atvėsa. Pastoviai stabdžius naudoju, tai reikia dabar pasisaugot. Tegul vėsta toliau. Čia toks prikolas nuleisti tokį kalną. Bet su vatai apkrautų dviračių. Dar ir tai yra rizika, kad galinė padanga susprogtų. Visai linksma, bet mieliau būtų asfaltas. Bet tikrai patirtis tai įdomi ir labai gera. Deja, vaizdų nesimato, medžiai išstoja. Kai jums traktorius neša. Dar nespėjau nufilmuoti, bet ir jis kilo į viršų. Nuostabu. Dar daugumą kelio nuleidau savo šakės išsijungęs. Tik dabar suvokiau. Ojojoj, negerai, negerai. Kokie vaizdeliai atsivėrė. Tikrieji kalnai jau. Galiau pasiekiau. Wow, negaliu savim patikėti. Eik tu sau. Sudėtinga kelionė buvo. Ne kiekvienam rekomenduočiau. Čia reikia daugiau ištvermės, sakyčiau, negu jėgų. Pagaliau. Ne, nu bet čia nesąmonė tiek daug numinti. Jūs tik pažiūrėkit, koks tai grožis. Eik tu sau. Fotkinau prie Zakopanės ženklo. Dar neįveikiau final boss. 16% statumo įkalnė. Gal jau čia bus final bossas pagaliau. Dviratis visas išmurzintas. Nuvedė į trailą tokį labai murziną. Ai, ilga istorija. Oi, vos nenurėdėjau. Visiškai kitaip kalnai atrodo, kaip pats atmeni. Wow. Tai ką, atsisveikinam čia su jumis. Ačiū, kad pažiūrėjot mano vlogų. Turbūt tik tai šeimyną. Tad pasubscribinkit. Daugiau bus tokių prikolų tikrai. Man tai labai juokinga. Dėdė va priekyje manęs. Jau čia kokį 10 minučių eina kartu su manim. Kol aš pasifotkinu, pasifilmuoju, kol ką. Va, jau 10 minučių kartu su juo einu. Jau nusivylęs turbūt. Gerai, čiau.